Kokia mano nuomonė apie kolonoskopiją? Ar verta profilaktiškai atlikti? Nereikia profilaktiškai atlikinėti. Bet klube mes turėjom susitikimą su gydytoju onkologu, proktologu, Vėžio instituto chirurgijos skyriaus vedėju Audriumi Dulskiu ir jis pasakoja apie tos svarbiausius tyrimus, kuriuos reikia atlikti. Jie yra neinvaziniai. Jau jis mano po 50, aš manau, galim jau nuo 40 pradėti daryti, ypač jeigu pas jūs ten šeimoje buvo kažkokia žarnyno ten onkologija. Bet kolonoskopija, netgi, sakykime, ir iš gydytojų perspektyvos, dėl to, kad tai yra invazinis tyrimas, nemalonus, paliekama visgi, kaip iš pradžių žiūrim neinvazinius, vertinam simptomatiką, o tada tik kolonoskopija. Tai aišku, ten, jeigu amžius yra, sakykime, 50+, tai čia reikia žiūrėti. Jeigu yra kraujavimas slaptas, teigiamas, jeigu ten yra kažkokie uždegiminiai procesai, būna polipai, jeigu tai yra atsparumas insulinui, tai polinkis, aišku, turėti polipus žarnyne irgi yra. Ir, kaip sakant, kiekvienas vėžys kažkada buvo polipų. Vėžys taip irgi. Taigi, žarnyno vėžys šioje vietoje neišsivysto. Jis visada išsivysto iš kažkokio polipo. Tai mes galvokime apie detoksikaciją, kad nebūtų vidurių užkietėjimo, galvojame atsparumą insulinui. Čia mūsų darbas yra užtikrinti, kad to nebūtų. Kolonoskopija, tikiuosi, kad nereikės labai anksti jums atlikti, profilaktiškai irgi nerekomenduoja gydytojai. Čia jau aš jau perduodu, gydytojo nuomonę.